Ką tu tempi, Andrizėjau? Taip, užkibau. Koks šernas? Sveiki atvykę į Libralures prekės ženklo kanalą. Šiandien kviečiu jūs susipažinti su neįprastu metodu Trout Arė, tačiau šiame filme man padės vienas pradedantis žvejys. Drąsiai kviečiu čia. Nagi, nebūk drovi. Gera reakcija. O, velnes, galim daryti making offą. O šiandien su manimi yra Andrizėjus, kuris jau pagavo, bet tik stova su telefonu. Taip, tikimės, kad tai nebus vienintelė žuvis, kurią šiandien pagausime. Tikėkimės. Pradėkime. Aš turiu goletą, tai tuščiomis tikrai neišeisim. Beje, kas apskritai yra Trout Arė? Tai visų pirma upėtakių žvejyba tvenkiniuose. Dažniausiai sutinkame vaivorykštinius upėtakius, bet ir įvairias jų atmainas. Žvejojame spiningavimo arba muselinę meškerę. Eikite pažiūrėti, kaip tai atrodo. Ir Andžejus jau turi savo pirmąją žuvį. Ir laikosi. Sakiau, kad ant goleto. Šis metodas tampa vis populiaresnis Lietuvoje, atsiranda vis daugiau žvejybos vietų, kuriuose galime žvejoti būtent tokiu būdu. Tai ideali vieta varžyboms rengti, kaip galėjote matyti per Libralures Cup pavyzdį, bet svarbiausia – puikiai praleisti laiką. Ypač tais momentais, kai pavyzdžiui, mūsų upės dar nėra atsidariusios, žuvys nėra aktyvios, visada galime laisvų metų nuvažiuoti į tokią žvejybos vietą ir smagiai praleisti laiką. Na, štai ir paėmimas. Laikosi vėl graži žuvis graibštė. O, ir būčiau pamiršęs. Upiniai upėtakiai juk ne visur šalyje gyvena. Tokios žvejybos vietos yra būtent galimybė sutikti tokias žuvis, pamatyti, kaip jos kovoja. Žinoma, kažkas pasakys, kad tai ne tas pats, kas upėje. Ir čia visiškai sutinku. Čia dėl to nėra jokių abejonių, bet tai yra būtent galimybė pabandyti, o svarbiausia – pamatyti šias žuvis gyvai veiksme. Pradžiai pradėsiu žvejoti su Fatia Worm Tournament 55 mm su sūrio aromatu. Užveriau ant tokios mažos volframinės galvutės ant beuodegio kabliuko. Jis sėdi apeiga. Yra ir grįžta atgal į vandenį. Vis dar naudoju tą pačią masalą, dar nekeičiu. Tiesa, jau pagavo 2 žuvis, bet vis dar puikiai tinka žvejybai. Na ir dabar visų pirma užmetu tokį rinkinį. Akimirką leidau tam įsisąmoninti. Priklausomai nuo to, kaip žuvys laikosi, reikia iš pradžių perprasti, nes tai tikrai nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Gerai, kiekvienas vis tiek kažką pagaus, bet visas šios žvejybos tvenkiniuose menas yra tas, kad reikia gaudyti reguliariai, nuolat kuo daugiau žuvų. Buvo pertrauka nuo kibimų, todėl dabar užsidėjau lervą 3 colių 5 numerį spalvos 005. Volframinis karoliukas 4x0. Gana sunkus, bet man taip žvejoti kaip tik patinka. Duodame šiek tiek nusileisti ir lervą vedu taip pat kaip Fatį, tik pakeliu ją labiau į viršų. Nuimu laisvumą. Švelniai žaidžiu meškerę. Oho, puolė net nekibęs. Dar vienas bandymas. Jei nieko, vėl keisime masalą. Mačiau tik, kad švelniai traukia valą ir tai yra geras momentas tokią žuvį pakirsti. Ir žuvis užkibo. Nors šios žuvys laikosi prie paviršiaus, jas sugauti visai nėra lengva. O, ir vėl užkibo.
Nėra ko slėpti, Librum masalai tikrai puikiai pasiteisina tokiomis sąlygomis. Ne tik kalnų upėse, ne tik įprastose tvenkiniuose ir upėse, bet būtent tokio tipo specialiuose žvejybos telkiniuose. O jei nežinote, kokius masalus pasirinkti, mūsų šio sezono pasiūloje rasite štai tokius blindbagrus, kuriuose yra net 10 indėlių. Prie to dar pridedame naujausią mūsų katalogą, kuris prieinamas tiek fizinė forma, tiek ir svetainėje www.libralures.com. Ir kas svarbiausia, tokiame blindbagre be masalų, be to, kad tai jums kainuos pigiau, rasite ir mūsų atributikos, tokios kaip apyrankės bei lipdukai. Andžejau, papasakok mums ką nors apie upėtakių gaudymo rajoną. Labai smagi disciplina tiek kaip varžybos, tiek kaip rekreacinė žvejyba. Kaip rekreacinė veikla galima pailsėti tuo metu, kai upėse yra aukštas vanduo. Mūsų žvejybos vietose yra žuvų apsaugos laikotarpiai. Galime pažvejoti tokiame tvenkinyje, kur įleista nemažai žuvų, bet tai visai nereiškia, kad bus lengva. Daugelis galvoja, kad atvažiuos ir prigaudys daug žuvų. Žuvys yra... Visai taip nėra, ar ne? Taip, žuvys yra atsargios, jos jau pažįsta mūsų įvairius triukus ir tik palydi masalus. Jos tik stukteli arba sugeba taip, kad masalas tuo jau pat nukrenta. Yra skirtumas tarp to, kas atvažiuoja naujas ir negaudo, ir to, kas jau turi šiek tiek patirties, žino, kaip vesti, kokį masalą naudoti, kokiame gilyje vesti, kokiu tempu. Tai duoda daug užkibimų ir malonų laisvalaikį. Keletas žodžių apie įrangą, kurią naudoju. Tai yra gana delikati meškerė, skirta iki 3 gramų užmetimui. Rėtė 2000 dydžio valas 012. Šį valą pritaikome prie žuvų, kurių tikime žvejybos vietoje, kad jis nebūtų per storas, nes jei naudojame per storus valus, labai lengva apsigauti. Žuvis tiesiog jaučia, kad kažkas joms pateikta pernelyg nenatūraliai. O kaip Andrzejus sakė, šias žuvis tikrai nėra lengva pagauti. Dažniausiai sistemėlė užbaigiama wolframine galvutė. Ant kabliuko, žinoma, be užkarpos, nes čia galima naudoti tik tokius ir masalus. Dažniausiai naudoju Libralures prekės ženklo masalus. Tuo jums parodysiu, kur, ką ir kokius. Ir čia matote mano dėžutės turinį, kurią pasiimu būtent į tokias žvejybos vietas. Nieko sudėtingo. Čia turiu kelias wolframines galvutės, įvairius kabliukus, skirtingo ilgio, skirtingo svorio. Šį kartą jų šiek tiek daugiau, taip pat yra ir spalvotų. Ir masalas. Pagrindas 30 dydžio lerva. Naujas modelis Largo XXL. Kai kurie turnyrai. Lerva šiek tiek didesnio dydžio. Ši spalva ypač gerai veikia tokiose žvejybos vietose. Paprastai naudojame arba baltą, kažkokį sūrio atspalvio arba rožinį. O čia į stiklainėlį persipyliau tokį fletų ir dinkvormų mišinį. Šie ilgi kirminai veikia labai gerai. Ir tikrai slydimo kirminas. Turbūt neturiu su savimi dar kukulės. Ji taip pat labai gerai veikia, bet dėja man jį pasibaigė. Na ir dar viena naujiena, būtent Turbo Worm Mini. Jau kurį laiką nesugavau žuvies, tad dar uždėsime čia Dunkworm 70 sūrio aromato spalva 008. Taktika panaši, tik dabar leisime šiek tiek trumpesnį nusileidimą. Įlau. Kodėl jos tokios gyvos? Turi šiek tiek energijos. Mėgėjas pirmą kartą turi didelę žuvį. Pakerti ir pritraukia. Ir taip šiek tiek pakilnoji. Pirmą kartą žvejyboje. Taip. Taip. Na, kaip pažiūrėsi. Ar man sekasi gaudyti su tuo? Ką jis suvalgė, kad toks įsiutęs? Nesukite, tik pumpuokite. Tegul sau vaikšto. Taip. Ir dabar jau trauk. Apėję.
Na ir į. Bet. Laikyk. Padėk tą meškerę. Meškerę pasidėk. Kur man ją padėti? Na taip, kad neužmintum ant 2000. Na ir klausykit, tikiuosi, kad jums patiko šis filmas. Jei turite kokių nors klausimų arba kažkas dar liko nepasakyta, būtinai palikite komentarą, tikrai jums atsakysime. Šis filmas taip pat yra tam tikra prasme kitų būsimų šio kanalo produkcijų anonsas, todėl jei galite, palikite prenumeratą, paspauskite patinka ir parašykite komentarą. Taip pat kviečiu jūs apsilankyti mūsų Facebook'e, Instagram'e, TikTok'e, X paskyroje ir svetainėje www.liberalures.com. Ten rasite mūsų naujausią katalogą ir visus aprašytus mūsų masalų apginklavimus. Iki pasimatymo kitame įraše.